Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, kaip naudotis WinSCP programėlę. Tai naudosimės FTP programa, kad galėtumėte susikelti visus savo pasaulius ir žaisti, kad nedingtų jokie failai. Oh no, gringė! Tai jo, saulė leidžiasi. Keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai šiandien mokysimės naudotis FTP programa, aš naudosiu WinSCP, tai štai čia aš jau turiu ją atsidaręs, tai ir jūs, kai atsidarysite, jums vaizdelis turėtų būti panašus, tai gali šiek tiek skirtis čia failų kiekis. Na, o dabar pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai prisijungti prie savo Minecraft serverio, tai spaudžiame New Tab ir štai čia išlys būtent toks langas. Kadangi mes jungiamės prie Minecraft serverio, tai būtinai turim pasirinkti, kad failo protokolas būtų FTP. O dabar keliaukime į savo Redfox Cloud valdymo pultą. Redfox Cloud valdymo pulte aš jau atkeliavau į skiltį FTP MySQL Rcon. Tai kai jūs paspausite, taip pat matysite tokį patį langą, kokį matau aš. Tai dabar pirmas dalykas, ką padarom, tai nusikopijuojam FTP IP, spaudžiam Ctrl+C, keliaujam į WinSCP ir serverio skiltyje tiesiog spaudžiame Ctrl+V. Tuomet prisijungimo vardas, jį taip pat nusikopijuojame, tom pačiom mygtukų kombinacijom, įklijuojame į skiltį vartotojas ir prisijungimo slaptažodis taip pat nukopijuojam ir įklijuojam. Spaudžiame prisijungti. Ir štai čia mes jau matome visus mūsų serverio failus. Tai kągi mes čia galime padaryti? Pirmiausiai, tai galime turėti prieigą prie visų savo log failų ir tikrinti, kas serveryje veikia arba neveikia. Tuomet galime ką nors redaguoti. Tarkim, aš noriu padaryti, kad prie manęs galėtų į serverį prisijungti žaidėjai, kurie neturi legalios Minecraft paskyros. Tai susirandam server.properties, atsidarom, išlis štai toks langas ir dabar paieškokim online mode. Online mode pakeiskime į false, tuomet spaudžiam šitą mygtuką išsaugoti arba galite naudoti Ctrl+S kombinacijas ir va matome eigą užbaigtą, reiškia galime redaguoti failus. Toliau, ką mes galime daryti, tai tarkim pasižymėti ir ištrinti kokius nors failus, tai padaryti tą galima su mygtuku delete arba su šituo kvadračiuku. Tai vat, toliau galime įkelti arba iškelti kokius nors failus. Tarkim, aš noriu atsisiųsti šitą failiuką, spaudžiu dešinį ir spaudžiu atsisiųsti. Man išmeta vietą, į kurią aš galbūt norėčiau, galiu paspausti naršyti ir tuomet, tarkim, pasirinkti kitą vietą. Ir iš esmės, pagrindiniai dalykai, kuriais reiktų žinoti, kaip naudotis, yra štai čia. Taip, kad viskas yra labai paprasta. Prisijungiam, turim prieigą prie visų failų ir jau čia galima viską makaluotis ir taip toliau. Tai vat, galima sukurti kokį nors naują failą. Pavyzdžiui, spaudžiam dešinį, naujas ir katalogas. Ir čia mums leidžia pasirinkti, kaip užvadinsime tą katalogą. Tai aš tiesiog pavadinsiu Lapinas geriausias. Oi. Dabar gerai. Spaudžiam gerai. Bam, atsiranda naujas aplankalas. Aš galbūt noriu įdėti kokį failiuką, tiesiog jį paimu. Žodžiu, viskas labai paprasta, kaip asmeniniam kompiuterį. Tai tiek. Na, tikrai nėra sunku naudotis tą WinSCP programėlę ir susikelti visus pasaulius ir modifikacijas ir pluginus. Žodžiu, tai jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspausite mygtuką patinka, prenumeruokite Redfox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspausite širdelę, sekite Redfox Cloud, parašykite komentarą, kokios pamokos norėtumėte dar, nes Raudonasis Lapinas skaito visus jūsų komentarus. Nu, su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų kartų. Ate!